groja muzika, pradedam pirmąjį reportažą. Sveiki gerbiami žiūrovai, gerbiami Auto Plus LT Vyčio aplink Lietuvą laidos gerbėjai. Kalbiname geriausią Lietuvoje pilotą. Sužiūrau šį nuostabų kelią, kadangi važiuojam vien tik asfaltuotais keliais, kurie būtų valyti ir saugus keliauti. Asfaltas čia, bet apsniktas ir toks truputį toks polėdis, tai truputį slidu yra. Kokios nuotaikos, kokiam nuotaikom iškeliaujat? Dabar jau geros, dėl to, kad radom kelią, kur važiuojam. Kaip manote, kas didžiausias kliudys arba trukdys kelioniai? Ket taisyklės. Ir va 30 ženklas ties vidžiūnai. Ir visus įveikinėjom tiek, kiek turi būti. Pasižiūrėkit, gerbėmieji, yra lygiai 30 km/h. Vat kaip tik ką tik mus užmetė. Taigi taip darysime lygiai, kas gerą valandėlę yra pusantros. O dabar tarėme jums ačiū ir iki. Ar mėgstate klausytis savo kūrinių? O teks. Perikurkite tik čia, ne? Jau galima, jums tenais reikės sukiotis, mes jums rodysime visokius video. Galbūt jums nesunku būtų, mes jums čia specialiai padarėm. Rusijos ambasada pirko šį krėslą. Sakė, viskas tvarkoj, profesoriui tiks. Tai, draugai, pradėsiu nuo to, nueisiu kada nors prie upės už trobobutės, kol jos dar pjūklai nesupjaustė, prie Nemuno, kur saulė vakare, anapus miško, leidžiasi raudona lik dangaus. Ten susitiksime, tu būsi mano brolis. Ir vaikščiosim bastydamės, klausydamės pasiuntinių, pasišnekėsim lenkiškai, pasidainuosim lietuviškai, papaukštausime žemaitiškai. Tu man parodysi visus takus į Kadagių kalnelį rytui tekant, naktį prie mergos akių, kaip yra žvaigždės į pasaulio pievą. Mes nesimelsim, bet galvosim apie Dievą. Kuris yra tas mūsų pasivaikščiojimas arba trečias. Menamas galbūt ir visas mūsų laikas buvęs ir nepasibaigęs. Nėra geriau negu prie Nemuno. Toje pakrantėje, kur tyli valtys, ir joms nerūpi. Prakalba vakaras, naktis ir upė. Ponios ir ponai, profesorius Vytautas Landsbergis. Ką čia įrašinėja? Viskas čia rašo. Orą įrašinėja. Ką orą? Čia, va. Pažiūrėjom. Normal. Ačiū, tai buvo tiek, gerą vakaro. Ką įrašinėja? Ponios ir ponai, Filmuoja. prašau nevadinti manęs profesoriumi. Kelią. Tai aš jūsų Pasižiūrėjau, kampą. Ar aš durnas, ar tu? Ne, va taip, normaliai matosi. Net kelio reikia, va čia. Dėl to, kad jūs mane savo kalbose įtikinat, tai labas vakaras, broli. Aš gal turiu, žinai. Tai nėra laikyti. Labas, broliuk. Aš žinau, kad mes išsiaiškinom, vėlgi per tą pačią Rusijos ambasadą, kad jūsų mėgstamiausias kokteilis yra kruvinoji merė. Aš paprastai lėktuve, kai buvau toks skraidantis Olandas į Briuselį, tai beveik Olandija. Tai naudodavau. Pasitaikydavo, ne? Tai leiskite jūs pavaišinti. Pasitiko šioks toks sniegis. Pakarto dar kartą, kur esam? Zarasuosi dabar. Važiuojam į priešgaisrinę užsiregistruoti. Ir tada važiuosim į Obelius. Kaip matot, oras kaip vasara. Kaip vasara, su trumpom rankovėm, jokio vėjelio, jokių snaigių, nieko. Prieš gaisrinės liko 1,1 km. Tai iki pasimatymo. Filmuoju. Vyti, ką darai? Išgeriam alaus ar Biržuose, tai reikia jau papūsti. Taip. Ties Joniškių sustabdė. Pirmą kartą gyvenime. Rimtai? Jo. O, atsiminimą, aš irgi neturiu dar tokį. Laukiam. Laukti. Ir 3-0. Ačiū labai, iki. Gero vakaro, iki.
aplankėm Žagarę ką tik. Visiškas pakraštys su Latvijos siena tarp Joniškio ir Naujosios Akmenės. Dabar yra be 12 minučių 11 ir galvojom, kad kur ką Žagariai mes rasim, kad užsičekint laiką. Ir atvažiavom į pagrindinę aikštę. Ir sakant, žiauri graži, apšviesta, sutvarkyta. Tai labai puošia Lietuva tokie maži miesteliai, kurie yra susitvarkę. Ir radom barą. Radom barą atidarytą. Daug jaunimo, truputį išgėrė ir Staugaitis baiminosi, kad gali truputį... Pasijust Kaune. Jo, pasijust Kaune. Bet, sako, einam kartu. Nuvarėm ir žiauriai fainas jaunimas. Pasitiko su šypsena, paklausė, ką veikiam, kur, kas, ką užsiimu, papasakom, kad aplink Lietuvą važiuojam. O šimas. Padovanojom Neste Oil kvapukus. Žiauriai apsidžiaugė. Tokias nuoširdžias šypsenas. Tai yra kažkas fantastiko, kai žmogui paprastą dalyką duodi ir jisai džiaugiasi nuoširdžiai. Tai yra super. Pasirašė kavinės ar savininkė, ar darbuotoja, laiką nustatė ir mano navigacinės žinios nustatė, kad reikia atvažiuoti atgal. Po kilometro nusprendėm, kad visgi reikia į kitą pusę važiuoti. Tai teko vėl pro tą patį barą pravažiuoti. Ir tie patys, kur lauke buvo jaunimas, iškėlė rankas, nykščius į viršų rolę, tai čia žiauriai faina. Ir kai atvažiuoja aplink Lietuvą, kai žmonės sveikina su artėjančia vasario 16 ir kai taip nuoširdžiai džiaugiasi, tai yra super. Ir nežinau, pasieksim rekordą ar nepasieksim, nes mes truputį atsiliekam, bet va tas visas džiaugsmas... Procesas, labai svarbus procesas. Dėl to mes dabar turim specialiai paruošę dar naktinis pasipuošimas. Tai iškelsim ir vėliavas automobilį. Vėliavas. Klijuosim taip 2 mašinas. Ir be abejo, kiekvienam dar sutiktam turim pasiruošę, specialiai iškarpysim Lietuvos vėliavėlės su sveikinimai artėjančią šventę. Tai iki greito, dabar važiuojam į Naująją Akmenę. Tai padarysim laidelę kažkada vėliau. Iki. Kaip puikiai. Kur stop juosta? Čia mums reikia tiesiai. Sustojam. Viskas pagal kelių eismo taisyklę. Ir Palanga 70. Pačią Palangą. Tai ant Basanavičiaus tilto. Turn next left. Toks rūkas. Nelabai kažkas čia matosi. Nors per kamerą... Oha, kalniukai. Bet jis yra. Jis yra. Per kamerą, kad rodo, nieko nėra. Bet iš tikro pienas toks išbėgęs yra.
Karlsruhe. O, Vištytis, 8 km iki Vištyčio. Gal ir nelabai čia matosi. Ne kažką. Tai kągi, laidelė, kokios nuotaikos Vyti? Ir jeigu šito posūkio nebūtų praleidęs, tai būtų visai nieko. Labai gerai. Šibiškiai grįšim į kelią pagrindinį. Kodėl čia tai? O, Okay. pasičiakim, stilis atninkimus daug. Sodas. Daptariti. Pakeliai į Druskininkus. Sveiki. Ruošime sanatorijai. Skamba lietuviška muzika. Įdomu tai, kad šiandien ne tik tai šį muzikantą girdim, tačiau buvom dar sutikę vieną žvaigždę šiandien. Teisingai. Buvom šiandien sutikę Radžį. Tikrą Radžį, turim jo autografą, jisai pažymėjo mūsų laiką. Tai Adutiškai, tikrai įdomus faktas. Tai va, o dabar laikas vietos yra 5:38 minutės. Pūkas yra mūsų šio ryto radijas. Dar maždaug 10 minučių vėl paklausysim. Ir tada perinksim. Tai susitiksim dar vienam prieš paskutiniuose keliuose reportažuose. O girdžiu, kad bus linksma. Tai vienas iš paskutinių mūsų miestų. Ką tik buvom Šalčininkų komisariate. Nufotografavo mašiną, pasižymėjom prieš paskutiniai stoteliai. Ir dabar važiuojam link Vilniaus. Labai įdomi situacija dėl to, kad iki dabartinio rekordo trūksta 16 minučių. Bet reikia atkreipti dėmesį dar, kad mes apie 100 km daugiau nuvažiavom. Tai sakykime, atsargos mes turim galbūt apie pusvalandį. Tai jeigu užtruktumėm 45 minutės nuo šios minutės, tai manau Ką tie Lenkai daro čia? Taigi važiuokit, skopamės. Būkit žmonės. Bus tų mašinų. Tai jeigu per 45 minutės atvažiuosim nuo dabar, tai turėtumėm pagerinti. Jeigu ne, tai tiesiog turėsim tikrai gerą laiką praleidę. Dėl to, kad susidomėjimas tiek iš policijos pareigūnų, tiek iš Kodėl jis taip važiuoja? Kodėl? Kodėl? Grybų karas. Susidomėjimas didelis. Ir... Ne, tai sustok visai. 30 važiuojam. Super. Super. Ir turim... Spėjom. Taip, tai kur mes žymėjom?
kvapukų, išdalinom Lietuvos vėliavėlių mažyčių prisikarpę. Tai tokia, sakykime, gan šventinė gera nuotaika, žiauriai gera nuotaika. Ypatingai, kai padovanoja, kai paspaudžia ranką, kai pasisveikini, visi tokie, wow, super, žiaura. Taip, tai toks rytas, tai tokios 7 valandos ir 30 minučių. Ir ką, susitiksim jau Pilies gatvėje. Pilies gatvėje turbūt taip, kai baigsi šitas.